2026 m. Liepą. Vienas iš labiausiai niokojančių Rusijos oro pajėgų ginklų, Sukhoi Su-24M, viršgarsinis taktinis bombonešis, ruošiasi kilti iš Saki oro bazės vakariniame Krymo krante. Jis aprūpintas pilnu kiekiu preciziškai valdomų išmaniųjų šaudmenų. Vienas toks lėktuvas gali sėti chaosą Ukrainos miestuose ir miesteliuose, palikdamas tik mirtį ir griuvėsius. Tačiau Rusija dar nežino, kad šis konkretus lėktuvas daugiau niekada nepakils nuo tako. Nes du Ukrainos dirbtiniu intelektu valdomi smūginiai dronai jau skrenda tiesiai į jį ir tik akimirką liko iki smūgio. Šie dronai taip pat nėra valdomi įprastų operatorių. Juos valdo geriausi iš geriausių. Elitiniai koviniai narai, kurie atliko pavojingą kelionę giliai už priešo linijų ir į okupuotą teritoriją. Tam, kad surastų ir sunaikintų šį milijonus kainuojantį lėktuvą ir užkirstų kelią jam nusinešti dar vieną ukrainiečio gyvybę. Jie savaitėmis ruošiasi būtent šiai akimirkai. Savaitė slapto stebėjimo ir rizikingų pasiruošimų tuoj baigsis sprogimu. Tai skamba kaip scenarijus iš didelio biudžeto Holivudo filmo, bet tai tikra, beprotiška istorija apie tai, kaip Ukrainos superkariai sunaikino vieną iš svarbiausių Rusijos taktinių bombonešių. Pirmas skyrius. Pabaigos pradžia. Sakų oro bazė yra netoli mažos pakrantės gyvenvietės Novofedorivkos Kryme. Jos istorija siekia beveik 100-metį. Nacijai čia pastatė kilimo ir tūpimo takus Antrojo pasaulinio karo metu, o kai kurios garsiausios istorijos asmenybės, tokios kaip Winstonas Churchillis ir Franklinas D. Rooseveltas, čia nusileido. Karo pabaigoje Sakyje, o dabar šiais laikais Saki tapo viena iš vertingiausių strateginių vietų Rusijos kariuomeniai. Vėl ir vėl iš šios vietos kilo bombonešiai ir naikintuvai, kad numestų bombas ir paleistų raketas į taikinius. Pietų Ukrainoje rusai nuolat naudojosi savo kontrolę Kryme, kad galėtų apšaudyti kitus Ukrainos teritorijos regionus. Tačiau 2026 metais vasarą situacija pasikeitė. Ukraina pradėjo savo dabar jau ikoninę Middle Strike kampaniją. Naudodama dronus ir raketas bombardavo sausumos koridorių, jungiant į Krymą su Rusijos žemynu. Ji taip pat taikėsi į objektus visoje pusiasalyje, sunaikindama oro gynybos sistemas, vadavietės ir logistikos mazgus, taip smarkiai sumažindama Rusijos gebėjimą skleisti karinę galią iš okupuotos teritorijos. Sakijai buvo viena iš tų vietų ir birželio 24-ąją čia oficialiai prasidėjo ugnies mėnuo. Ukrainos saugumo tarnyba, SBU, sujungė pajėgą su Kyjivo Alfa specialiųjų operacijų padaliniu, kad surengtų niokojantį išpuolį prieš oro bazę. Jie panaido spiečių vienkrypčių smogiamųjų dronų į orą, kurie greitai nuskriejo link Sakių ir kitų Krymo taikinių, įskaitant Gvardysko karinį aerodromą ir Kerčės sąsiaurį. Siaurą vandens kelią, jungiantį Krymą su Rusijos Krasnodaro kraštu. Anksčiau šie dronai būtų lengvai sunaikinti Rusijos oro gynybos sistemų, tačiau dabar taip nebėra. Ukraina palaipsniui silpnino Krymo apsaugą laikui bėgant, sunaikindama tokius objektus kaip radarų stotys, Pancir oro gynybos sistemos ir S-400 raketų baterijas, paversdami tai, kas kadaise buvo viena geriausiai apsaugotų Vladimiro Putino imperijos dalių, lengvu ir paprastu taikiniu. Jų dronai beveik be pasipriešinimo sklando ore. Rusijos likusi gynyba yra per lėta, o jos tiesiog per mažai, kad galėtų ką nors padaryti, kai jie artėja prie Saki vietovės. Jų taikiniai 4 orlaivių angarai, naudojami naikintuvams ir bombonešiams laikyti bei saugoti. Rusija jau daugelį metų jais naudojasi, kad keltų chaosą visoje Ukrainoje. Kremliaus pajėgos nieko negali padaryti, tik stebėti, kaip dronai pataiko į savo taikinius ir viskas niokojama. Liepsnose, įniršyje ir dūmuose į visus 4 angarus pataikoma. Jų silpnos sienos netlaiko dronų sprogimų smūgio, todėl bet kokie viduje paslėpti orlaiviai patiria milžinišką žalą. Akimirksniu vienas iš labiausiai vertinamų Rusijos karinių objektų virto tikrų ugnies pragarų. Ir tai tik pradžia. Sakijai netrukus patirs tą patį pragarą, kurį 9 Rusija privertė išgyventi ukrainiečius nuo 2022 metų. O kai kurie elitiniai Ukrainos daliniai jau planuoja dar didesnę operaciją, kuri garantuos visišką vienos svarbiausių priešo įrangos dalių sunaikinimą. Antras skyrius. Pakartotinė ataka. 2026 metų Liepos 1 diena. Nuo ankstesnės atakos praėjo vos savaitė. Gaisrai Sakių lėktuvų angaruose beveik užgesinti. Storos dūmų srovės užpildžiusios orą pagaliau išsisklaidė, o Rusijos remonto komandos vertina pirmosios atakos padarytą žalą. Tačiau Ukraina neketina sėdėti sudėjusi rankų ir leisti Rusijai atsigauti. Ji ketina vėl ir vėl smogti sakiams.
Kiekvienu paskesniu smūgiu vis stipriau ir žiauriau, nesiliaudama tol, kol visa bazė ir viskas joje bus galutinai nušluota nuo žemėlapio. Nes jei Sakiai yra tokie svarbus rusams, tai lygiai taip pat svarbu Ukrainai šį aerodromą nušluoti nuo žemės paviršiaus. Ir užtikrinti, kad ne vienas Maskvos naikintuvas ar bombonešis iš jo daugiau niekada nepakiltų. Ir štai, vos tik pradėjus nusėsti pirmajam smūgiui kilusioms dulkėms, Ukrainos dronai vėl pakyla į dangų. Dar kartą. SBU yra šio smūgio sumanytojai. Jie pasitelkė geriausius savo operatorius ir galingiausius ilgo nuotolio smogiamuosius dronus, kurie įveikia daugybę mylių per okupuotas teritorijas ir patenka į Krymo pusiasalio oro erdvę, aplenkdami vis silpnesnę Rusijos gynybą pakeliui. Kaip ir per pirmąjį smūgį, jų taikiniai yra įvairūs angarai, išsidėstę po visą bazę. Rusijos vadai gali būti užsispyrę, bet jie nėra tiek kvaili, kad paliktų lėktuvus ant pakilimo takų ar atvirose aikštelėse, kuriuos lengvai sunaikintų Ukrainos dronai. Vietoj to visi priešo orlaiviai yra paslėpti šiuose angaruose, kurie bent iš dalies juos apsaugo. Bet jei Ukraina sugebės pramušti šią apsaugą, arba netgi pažeisti šių angarų konstrukcijų tvirtumą ir priversti kelias jų aukštas sienas nugriūti, tuomet pagaliau galės sunaikinti milijonus dolerių kainuojančius orlaivius, pasislėpusius viduje. Štai apie ką yra ši misija – pašalinti apsauginius sluoksnius, pramušti skylės angaruose, kuriais Rusija remiasi, kad apsaugotų savo bombonešių flotilę. Padaryti tokią žalą, kurie atvers kelią dar stipresnei atakai kitą kartą. Užtikrinti, kad Saki liktų silpnesnė ir sunkiau ginama nei anksčiau. Tai yra tikslas ir Ukrainos dronų pilotai visiškai susitelkia jį pasiekti. Jie nukreipia savo bepiločius orlaivius arba UAV link taikinių. Rusijos išsekusios gynybos nesugeba jų sustabdyti. Kai 7 dronai pataiko į angarus, vėliau Ukrainos žvalgybos pareigūnai patvirtino, kad 2 iš tų angarų buvo laikomi kai kurie geriausi Rusijos koviniai orlaiviai. Įskaitant SO-30 ir SO-30 SM naikintuvus, kurių kiekvienas, priklausomai nuo konfiguracijos, vertinamas nuo 30 iki 50 milijonų dolerių. Ypač SU-30 SM yra svarbi Kremliaus oro grėsmės dalis. Stipriai patobulinta originalaus SU-30 Flanker C versija, SU-30 SM gali gabenti iki 8000 kg sveriantį ginkluotės krovinį. Turėdamas 12 išorinių ginkluotės tvirtinimo taškų, jis gali pasiekti maksimalų maždaug 2120 km/h greitį ir turi iki 1500 km kovinį nuotolį. Šios techninės specifikacijos leido šiam naikintuvui ir kitiems panašiems vykdyti daugybę kovinių operacijų prieš Ukrainos miestus, miestelius ir mažas gyvenvietės. Meta iš metų lėktuvai kilo iš Saki oro bazės, pakrauti planiravimo bombomis ir precizinėmis raketomis, paleisdami savo šaudmenis iš santykinai saugios Krymo oro erdvės ir naikindami Ukrainos karinius taikinius bei civilinę infrastruktūrą tokiose srityse kaip Chersonas ir Zaporižė. Tačiau tai daugiau nebus leidžiama. Ukrainos dronų įgulos tuo pasirūpins. Ir kol kai kurie operatoriai švenčia bazėje, stebėdami liepsnojančius angarus savo ekranuose, kitas dalinys juda į poziciją kur kas pavojingesnėje teritorijoje, giliai už priešo linijų. Trečias skyrius – į priešo teritoriją. Iki šiol atakos prieš Sakų oro bazę buvo reikšmingos, tačiau pavyko pataikyti tik į oro bazės infrastruktūrą, angarus, o ne juose esančius lėktuvus. Labai tikėtina, kad per tas atakas buvo apgadinta kai kurių Sakų oro bazėje laikytų orlaivių. Ir vis tiek tai pastatė rusus į sudėtingą padėtį, nes bazės gynyba buvo lėtai, bet užtikrintai silpninama. Tuo pačiu metu buvo manoma, kad pats orlaivių parkas išliko beveik nepažeista, o Rusija vis dar turėjo galimybę, jei tik panorėtų, surengti niokojančius smūgius Ukrainai iš Krymo. Kijevo pajėgos iš tikrųjų norėjo nutraukti šias atakas, jos turėjo pakeisti savo taktiką, jos turėjo smogti tiesiogiai pačioms orlaiviams, tačiau tai buvo kur kas sudėtingesnė užduotis. Rusija laikė lėktuvus angaruose, išskyrus trumpas akimirkas prieš vykdant kovines operacijas, kai bombonešiai buvo išriedinami į pakilimo takus ir ruošiami kilimui. Be nuolatinės stebėsenos virš Sakių, Ukrainos pajėgos nežinotų, kada vyksta šios misijos. Ir net jei jie žinotų planuojamo kovinio skrydžio datą ir laiką, jų dronams vis tiek reikėtų įveikti didelius atstumus per okupuotas teritorijas ir patekti į Krymą. Per tą laiką juos greičiausiai pastebėtų Rusijos radarai arba sausumos daliniai, kurie galėtų perduoti žinią į Sakus, kad bepiločiai orlaiviai artėja, taip suteikdami savo bendražygiams laiko sugrąžinti lėktuvus į angarus prieš įvykstant atakai. Turint tai omenyje, vienintelis būdas beveik užtikrinti sėkmingą smūgį koviniam orlaiviui buvo paleisti dronus iš už priešo linijų, kuriems tai reikėjo įveikti palyginti trumpą atstumą, kad pasiektų savo taikinius. Tokiai pavojingai misijai reikėjo pačių geriausių Kijevo karių. Nacionalinės gvardijos Omega specialiųjų operacijų centro specialiųjų pajėgų kovos narai. Tiksliau tariant, Omega grupė, kaip ji dažnai vadinama, sudaro tik geriausi komandosai.
Apie juos ir jų veikimo būdus žinoma nedaug, išskyrus tai, kad jie yra geriausi iš geriausių. Kai Ukrainai reikia vykdyti ypač rizikingas, sudėtingas ir svarbes misijas, būtent į Omega jie kreipiasi. Kaip įprasta tokio tipo specialiosiams pajėgoms, apie Omegos operaciją paskelbta labai mažai detalių. Saky mieste, tačiau manoma, kad kovinių narų komanda gavo užduotį keliauti už fronto linijų, prasiskverbti į okupuotas teritorijas ir galbūt net plaukti Juodosios jūros vandenimis, kad priartėtų prie Saky. Stebėti oro bazę, kad sužinotų daugiau apie ten dislokuotų rusų veiklą ir surengti netikėtą smūgį tikram orlaiviui, paliekant priešą be jokios galimybės apsiginti. Taigi birželio pabaigoje ir Liepos pradžioje, kai kitos Ukrainos dronų komandos planavo ir vykdė savo smūgius sakams, Omega narai jau buvo pakeliui į Krymą. Tyliai jie judėjo šešėliais, keliaudami giliai už priešo linijų į vis priešiškesnę teritoriją. Kiekviena jų kelionės diena buvo kupina pavojų. Kiekvienas jų judesys galėjo būti paskutinis. Jei tame rajone buvę Rusijos kariai būtų juos aptikę, buvo tiek daug dalykų, kurie galėjo sukliudyti jiems artėjant prie tikslo, visą laiką gabenant bepiločius orlaivius, reikalingus atakai ir planuojant pabėgimą atgal į Ukrainą, kad išliktų keliais žingsniais priekyje savo priešų. Tačiau būtent dėl to jie ir buvo pasirinkti, nes turi unikalų įgūdžių ir patirties derinį, reikalingą sunkiausiems iššūkiams įveikti. Ir Liepos viduryje atėjo jų svarbiausio išbandymo akimirka. 4 skyrius. Su 24M smūgis. Kiekviena diena, kurią koviniai narai praleido Kryme ir aplink jį, didino jų riziką. Jie negalėjo sau leisti per daug laiko praleisti taip giliai už priešo linijų. Jie žinojo, kad jei bus pastebėti ar sučiupti, tai bus pabaiga. Nebūtų jokios gelbėjimo misijos, jokio bandymo juos evakuoti, jokios išgyvenimo galimybės. Jie greičiausiai būtų nužudyti vietoje arba paimti į nelaisvę ir žiauriai tardomi rusų, siekiant gauti informacijos apie Ukrainos operacijas. Vis dėlto jie žengė pirmyn, įsitikinę, kad jų galutinis tikslas vertas rizikos, kurią jie prisiėmė siekdami jo. Jie iš tolo atidžiai stebėjo oro bazę, skenuodami aerodromo aikštelę, ieškodami bet kokių gyvybės ženklų ir dar svarbiau, bet kokių orlaivių, kurie galėtų būti ruošiami bombardavimo misijai prieš Ukrainą. Pagaliau jie tai pamatė su 24M. Dar žinomas kaip Fencer, šis visų oro sąlygų taktinis bombonešis yra dar iš Sovietų Sąjungos laikų. Jis pradėtas naudoti 1974 metais ir greitai tapo vienu svarbiausių sovietų karinės aviacijos orlaivių. Vėliau buvo pagaminta apie 1400 šių lėktuvų. Kai kurie jų buvo išsiųsti į kitas šalis. Daugelis jų buvo naudojami konfliktuose, tokiuose kaip Sovietų Sąjungos karas Afganistane, pirmasis ir antrasis Čečėnijos karai bei Sirijos pilietinis karas. Turėdamas 2 Liolka turboreaktyvinius variklius, su 24M gali pasiekti maksimalų greitį apie Mach 1,35 arba daugiau nei 1000 mylių per valandą. Jis turi 8 išorinius tvirtinimo taškus ir gali gabenti 1000 svarų bombų, taip pat 6 vamzdžių sukamąjį pabūklą ir daugybę raketų konteinerių oro kovoms. Tai yra gyvybiškai svarbus ir vertingas Rusijos aerokosminių pajėgų turtas, bei vienas svarbiausių Ukrainos taikinių, kuri nuo karo pradžios jau sunaikino daugiau nei 1000 šių orlaivių. Pastebėję, su 24M ant aerodromo aikštelės, koviniai narai suprato, kad tai proga, kurios jie negali praleisti. Laimiai, jie turėjo tobulus įrankius šiam darbui. Hornet dronai, kuriuos gamina Jato Flemane bendrovė Swiftbeat ir kurių vieneto kaina siekia apie 10–11 tūkstančių dolerių. Šie atakos dronai buvo specialiai sukurti naikinti priešo įrangą ir transporto priemonės, o Ukraina pastaruoju metu juos labai sėkmingai naudojo. Jie turi korpusą, pagamintą iš išplėsto polipropileno ir anglies pluošto komponentų, 300 kV variklį ir 10 000 mAh bateriją, pneumatinę katapultos paleidimo sistemą bei vidinės ir palydovinės navigacijos sistemas. Kad padėtų surasti taikinį, Hornet yra itin efektyvi bepiločių orlaivių technologija. Jis turi kumuliacinės keveldrinės kovinės galvutes, skirtus sprogti atsitrenkus, taip pat dvideninės kameras, kurios padeda surasti taikinius ir palengvino navigaciją. Be to, Hornet turi ir dirbtinio intelekto valdymo sistemą, kurią naudoja paskutinėme skrydžio etape, kad tiksliai pataikytų į taikinį. Todėl jam net nereikia rankinio valdymo, kad susidurtų su priešo objektu, kurį ketina sunaikinti. Šios savybės pavertė Hornet idealiu pasirinkimu Ukrainos koviniams narams. Naudodami pneumatinę katapultos paleidimo sistemą, jie paleido porą šių dronų į orą. Iškart įsijungė Hornet nestandartinė radio ryšio sistema, todėl priešo elektroninio karo sistemoms tapo beveik neįmanoma ją aptikti ar sutrikdyti. Narai nukreipė jį link oro bazės, o tada leido perimti valdymą dirbtiniam intelektui. Dėl to jie tikriausiai jau buvo palikę teritoriją, kai Hornet dronai priartėjo. Kalbama apie Su-24M, priklausantį 43-ajam atskirajam Rusijos Juodosios jūros laivyno jūrų šturmo aviacijos pulkui.
Vaizdo įrašai ir išsamus misijos raportas, kurį pateikė Nacionalinės gvardijos vadas Aleksandras Pivnenso, atskleidė, kad pirmasis dronas smogė lėktuvo nosiai dar prieš jam pakylant arba paslepiant jį netoliese esančiame angare. Antrasis bepilotis orlaivis tada priartėjo galutiniam smūgiui, taikydamasis į Su-24M degalų bako zoną ir sukeldamas viso lėktuvo gaisrą. Smūgis buvo greitas ir žiaurus. Rusai buvo visiškai užklupti netikėtai ir neturėjo jokios galimybės sureaguoti ar atsakyti. Nuo to momento narų neįmanoma misija tęsėsi, nes dabar jie turėjo pabėgti iš okupuotos teritorijos nepastebėti. 5 skyrius. Pasekmės. Hornet dronas turi maksimalų skrydžio nuotolį nuo 130 iki 160 km. Tai reiškia, kad koviniai narai smūgio metu turėjo būti tokiu atstumu nuo Sakų oro bazės. Net jei jie buvo maksimaliu atstumu, tai vis tiek reiškia, kad jie buvo už kelių mylių už priešo linijų atakos metu, kai buvo paskelbtas alarmas ir Rusijos kariams buvo liepta saugoti slaptai veikiančių Ukrainos pajėgų šiame regione. Džainarų kelionė į Krymą buvo pavojinga, jų kelionė atgal iš šio regiono buvo dar pavojingesnė, nes rusai greičiausiai jau žinojo apie jų buvimą. Vėlgi, jie turėjo pasikliauti visais savo įgūdžiais, mokymais ir patirtimi, kad išliktų ramus susidūrę su didžiuliu pavojumi ir pabėgtų iš šios gyvybės ar mirties situacijos. Kažkaip, nepaisant visko, jiems pavyko. Pranešama, kad narams pavyko sugrįžti į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją, tai puikiai užbaigiant visiškai sėkmingą smūgį. Operacija buvo sunaikintas Su-24M. Rusija neteko dar vieno savo bombonešių parko vieneto. Dar svarbiau, Ukrainos specialiųjų operacijų kariai aiškiai pasiuntė žinutę savo priešui. Jie įrodė, kad okupuotos teritorijos Rusijos kariuomeniai nebėra saugios. Jie parodė, kad net vietos esančios daugiau nei už 100 mylių nuo fronto linijos gali būti bet kada atakuojamos. Ir kad net tada, kai Rusijos pajėgos manė turinčios šiek tiek atokvėpio, Ukrainos narai arba kiti specialiųjų pajėgų kariai galėjo juos visai lengvai stebėti, besislepiantys ties horizontu arba įsitaisę šešėliuose. Tiesiog laukdami, kol jie padarys dar vieną klaidą. Laukdami tinkamo momento smogti ir dar kartą susilpninti savo priešininką. Susitiksime kitame mūšio lauke.